klausimas labai techninis, tai nereiškia, kad mes čia dabar turim pasakyti, kad paimsim šakes ir eisim kažko daryti. Jokių būdų ne. Akivaizdu viena, kaip ir kolegos sakė, kad šitai prieštarauja mūsų ideologijai, vienos ir kitos partijos ideologijai. Taip. Bet tai nereiškia, kad turi būti kažkokiomis, vėlgi, sakykime, antižmogiškomis, nedaugdėlė ar kitomis priemonėmis kažkas tai daroma. Toj pačiai dabar. Tai būtų pirmoji valstybės problema, jokių būdų ne. Galbūt pirmoji valstybės problema, kad šiandien universitete neužpildo vietų studentams, nes jie išvažiuoja į užsienį. Čia yra problema. Kaip ko pati karščiausia. Jaunimas važiuoja į užsienio universitetus. Naujausia statistika Lietuvos universitete neužpildo net valstybės finansuojamų vietų. Ką tai reiškia? Tai gal čia problema numeris vienas yra. Apie tai dėja nekalba. Nei Tėvynės sąjunga negirdėjau, kad kalbėtų tarp kitko. Gal aš klystu, gal aš negaliu visko sekti. Sakykite, koalicija 7% gauna, tai kokie... Mes 100% tikime. Ne, 100% tai nebus. Bet sakysit, peržengia tą, atsiranda Seimo narių, sakyta, kokie pirmieji koalicijos veiksmai. Ką jūs būtumėt linkę pradėti nuo ko jūs būtumėt linkę? Žinot, gal aš jums pasakysiu, taip, aš du kart buvau Seimo narys, aš jums pasakysiu, tai labai toksai klausimas daugiau yra, sakykime, filosofinis. Tu negali pasakyti, nes kaip, susirenka įvairi publika, ne? Atsiranda problemų staigių. Reikia pirmą susipažinti su esama teisinė bazė. Pažiūrėkite, kaip jau minėjau, kokia, reiškia, sudėtis. Prasideda dėrybos, prasideda kiekvienos, reiškia, siūlymai. Tie, kas bus programoje, tas ir bus siūloma. O po to viskas priklauso nuo dėrybų. Kiek, reiškia, paimama iš tavo programos, iš kitų programos. Paprasčiausia partija, kuri yra sąžininga, jinai tą programą, kuri pateikia gyventojams prieš rinkimus, jinai po to atėjus ir bando ją įgyvendinti, siūlyti. Bet tai priklauso ne tik nuo jų, bet ir, reiškia, nuo visų, reiškia, kitų. Tai yra vienintelis dalykas, ko daugelis partijų nedaro, tai pamiršta savo programas arba jų nepaskaito. Čia aš gal trumpai galiu prisijungti, gal ne prieštarus kolegus. Visgi pamačius apie ateitį, o yra artima, ir aš tikiu mūsų sėkme, nes ją lems tikrai puikiai organizuotas darbas. Tai praktiškai galima būtų kalbėti apie tautinės krikščioniškosios demokratijos frakciją. Ir labai norėčiau, kad tikrai tokia svajonė būtų. Todėl, kad mūsų tikslas pakeisti politinį žemėlapį, praturtinti jį, įdiegti tas vertybės, kurias mes skelbėme. Ir tai ta misija mums suteikia jėgų. Nežinau, kad labai sunku yra dirbti. Ir tikrai, kai mes praėjome pažeminimo, reiškia, tam tikrą laikotarpį, ką mes čia mažiukai marginalais mūsų vadina. Mūsų, reiškia, ignoruoja didieji dienraščiai, kai mes piketavome dėl Tauro kalno ir rūmų, dėl beprotybės, kai už litą gavo profsąjungos, perpardavė už 22 milijonus ir netekome žemės, kurią išpirko savo pinigais didysis Jonas Basanavičius. Tai Lietuvos rytas rašė, čia Vilniečiai mitinguotojai, piketoja, partijos nėra. Tai užgrūdina ir mes tikime sėkme ir sieksime jos. O čia reikėtų labiau kreipti dėmesį ne į filosofiją, iš sukčiavimo vagysčių, čia mūsų nacionaliniai principai ir jūs mums to toleruokit. Jūs labai teisus, visų turi būti teisinė bazė, teisinis įvertinimas. Teisme. Pasakė, niekas čia su šakėm nekovos, bet galima priimti tokius įstatymus, kad nebūtų trukdoma kitiems gyventi. Kaip, sakykime, taip yra, sakysim, tas yra draudžiama. Ir tas negalima įstatymų. Viskas. Ir paprasčiausiai reikia, kad piliečiai laikytųsi įstatymų. Bet įstatymai turi būti tokie, kad tam tikros grupės žmonių netrukdytų kitiems gyventi, neprimestų savo pseudo vertybės, savo anomalijas, reiškia visai visumai. Ten, kaip aš jau minėjau, privačiai yra privatus reikalas. Tačiau neprimetinėkime, ypatingai jaunai kartai, to, ko negalima primesti. Aš, kaip suprantu, jeigu jau grįžtam, tai užbaigsim tą temą dėl homoseksualizmo, tai žinokite, tai nėra tik tai įgimta labai nedidelė dalis. Didžioji dalis, vos ne 100% yra priprantama. Dėl ta sėkla priprastų, tai yra irgi jau mokslo nustatyta, tai yra liga. Ir jiems už tai reikalinga, kad čia nieko tokio, galima ir taip, visi galima, kad
suprantate, tolerancija, tada galima sakyti, tolerancija vaginims, tolerancija žmogžudžiams, tolerancija yra, jinai būna ir niekas kitas nėra tokie tolerantiški kaip tautinės krikščioniškos pakraipos organizacijos. Jos vien iš krikščionybės filosofijos išeina, krikščionybės religijos, tai yra pakantumas, tolerancija, bet ne nuodėmiai. Ne nuodėmiai. Taip, ir nenusikaltimų. Tai gal tą temą aiškiai mūsų poziciją ir užbaigime. Gerai, tai prašau. Ką jūs žinote apie masonus ir jų įtaką Lietuvos politikos sprendimams? Gal žinot, čia gal mes... Gal žinot. Čia jau užsitęsė spaudos konferencija, paprastai pusvalandis nedaugiau. Nebejotina, kad turi įtaką. Bet Iš viso tokia yra? jo, bet tai tiek to, jau čia, kaip sakant, kita tema. Kodėl keistų? Tai sakau, čia yra apie visus žinote, sakytų, kad gal išsiskiria vieni geri teisnikai, kiti negeri teisnikai. Ne, apskritai apie visus. Žmonės patys mūsų teisės mes patys paragintume, dabar sužinotume apie kartesnių rinkimus. Ir jeigu toks atsirastų, sakysim, mes nesaugumas, žvalgyba, tai kokie negali išlošti labai sudėtingiausiai. Staiga pas mus atsirastų teisės. Mes pareikalautume jau. Tai čia taikoma visiems. Sau ir kitiems. Kriminalinė mokymas. Paskutinį metodą Tvarka, ką problema. Visi mes esame valstybėje. Turime visos partijos lėšų. O ten ieškoti, kas geras. Savo žmonių. O jų nerodė, to valstybė. Ačiū.